Sveiki visi, su jumis aš, Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną labai svarbi tema apie tai, kaip mes patys save pastatom į ligonio poziciją arba paveikslą ir juo ir tampame. Tai apie tokią vieną iš populiariausių šios dienos diagnozuojamų ligų, tai yra depresija. Ką aš galiu pasakyti? Daugelis žmonių kreipiasi, vieni pasako, kiti nepasako apie tai. Jie kreipiasi, aišku, ne dėl depresijos, kreipiasi dėl bendrai žinojimo apie save, gal labiau savęs suvokimo ir panašiai. Bet kokia šiandien noriu pasidalinti istoriją? Moteris, kuri konsultacijai pasisako, kad jai yra depresija, ji man parašo laišką, ar aš rasiu atsakymus į tuos klausimus ir panašiai. Ir žinot, ką aš noriu pasakyti, kad tie atsakymai visada yra. Ir aš visada jums prašau, kad viskas yra. Klausimas vienintelis. Ar jūs norėsite keisti kažką, žinodama tuos atsakymus? Ar jūs tik ir liksite su tuo žinojimu? Va čia yra atsakymas ir kartu atsakymas į visas problemas. Ir ką aš noriu dabar pasakyti apie depresiją? Tos konsultacijos metu aš aiškiai matau, kad jokio polinkio, jokių ženklų fizinė prasme, kad žmogus turėtų padidintą jautrumą, nėra. Kad nebūti tokia tik tai pasakojantį, aš jums pasakysiu, kas atsako už žmogaus jautrumą ir kas duoda nuorodą į paslankę psichiką. Tai yra taip paprasčiausiai jums buitiškai, be skaičiavimų pažiūrėti, tai yra dvejetai datoje. Jeigu yra vienas dvejetas, yra norma. Jeigu yra 2, 3 ir 4 dvejetai, tai yra jau paslankios psichikos ženklas. Ir tokie žmonės, jeigu jūs jam sukursit papildomas įtampas, jie gali susirgti tą depresinę tokią būseną. Bet tai yra būsena. Iš kur atsiranda lygos? Mes turim būseną, nežinom iš kur ji, su ja nieko nedarom ir tada mes priimam, kad tai yra susirgimas, ar ne? Lygiai taip pat tie žmonės, kurie turi 2 ir 3 dvejetus, jie gali su tuo dirbti be vaistų, jeigu jie žinotų, kaip ta jų sandara, tos energijos dvejeto, ar ne, tas minkštumas ir visų priėmimas arti ir pajautimas, kaip kas veikia ir ką jaučia, kad jis neužplūstų to žmogaus. Tai kas apie pavyzdį? Moteriai sakau, nėra nė vieno rodiklio, kuris rodytų, kad jūs galite arba linkusi, arba turit, žinot, daug visko, kur reikia tik truputį ir jau tu susergi. Bet, ką aš matau? Tai šito video ir yra esmė, ką mes vadinam depresija ir iš tikrųjų kas yra. Jeigu mes žinom, kas yra, mes nesakysim, kad mes sergam, mes nesakysim, kad mes ligoniai, mes nenaudosim vaistų, mes žinosim, kaip mums elgtis. Tai štai jums pavyzdys. Moters datoje nėra nė vieno dvejeto, bet kas yra? Yra smulkaus matymo rodikliai. Jie į viską gilinasi iki pat šiaudelio krislelio. Jie viskas turi būti išdetalizuota iki smulkiausio to konteksto. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus visada ners gilyn ir dėlios mechanizmus ir smulkins juos. Nes kai mes einam į stambinimą, tai mūsų psichika nekenčia. Bet kai mes einam į smulkinimą, ji kenčia. Kitas rodiklis jos ženkle yra užaukštinti reikalavimai. Tai reiškia, kad jeigu moters norma 3, tai pas ją yra 5,5. Vyro norma 4, reiškia, jei ir su vyru bus didžiulės problemos, todėl kad jos reikalavimai yra aukštesni ne tik už normą moters, bet ir už vyro. Todėl ji visą laiką nori maksimalaus rezultato, kad viskas stovėtų va taip į vietą, niekur pasitraukti, viskas idealu, viskas gražu ir panašiai. Trečias rodiklis jos detalizacijoje yra rodiklis uždarantis kelius į pašaukimą 15 priklausomybės.
O kas yra priklausomybės? Priklausomybės tai nėra, kad tik nuo alkoholio, nuo žaidimo arba nuo kažkokių kitų svaigalų. Tai yra priklausomybė nuo maksimalaus rezultato, lygiai ta pati priklausomybė. Kai tu, jeigu jo nėra, tu nesijauti gerai. Tai ta pati priklausomybė gali nuo pykčio, nuo pasiekimų būti, kaip bet kokią kainą aš turiu į Everestą įlipti ar ne ir panašiai. Tai yra priklausomybės. O kai moteris dėl tų savo bruožų, smulkmeniškumo ir užaukštinto reikalavimo, nesuprasdama, kad tai yra tiesiog bruožas, kreipiasi į gydytojus, iš karto diagnozė, iš karto vaistai ir va tada jie ateina į tą priklausomybę. Jie jau priklausoma nuo situacijos, nuo vaistų ir nuo gydytojų. Žmogus turi būti priklausomas nuo savęs. Nesakau, kad nebūna depresijos, jos būna, bet 80% iš 100 tai yra nesuvokimas, kas jums duoda, suteikia arba kas jums inicijuoja va tą būseną, kurią medicina vadina depresija. Tai šiandien noriu pasakyti, kad nepulkit lengviausių kelių nueiti į vaistus ir į diagnozes, nes realybės formavimas yra principų mintis, žodis, veiksmas. Kai aš pagalvoju, man tikriausiai depresija. Tada padarau veiksmą, nueinu pas gydytoją, tada man skiria vaistus, aš pradedu juos gerti. Ir prašau, visi 3 elementai ir faktas yra realybėje. Aš sergu. Bet jeigu aš jaučiuosi kažkaip ir ieškau atsakymų, kaip tą savo pojūtį suprasti, iš kur jis yra, kodėl jis yra, nes kas yra, nieko nesako. Kai mes žinom, kodėl yra, tas atveria visus kelius į suvokimą, kaip man iš to išeiti. Tik aš pradedu gilintis, kodėl aš taip jaučiuosi, kas ir nutiko toj mano konsultacijai. Moteris, aišku, ir pati labai intelektuali ir protinga ir dirba atsakingą darbą, bet ji gilinasi. Ir žinot, ką ji pasako po konsultacijos? Jie tau sako, man kaip apsivertė viskas. Ji suprato, kad ji tai valdo, kad jai nereikia gydymo, ji dabar gali tai valdyti, suprantat, kaip yra. Ir iš ligonio staiga per valandą laiko gali virsti žmogus į sveiką žmogų. Negana to, ką mes dar dažnai padarom konsultacijose, ar ne, mes paliečiam šeimos temą, vyrą ir panašiai, ten yra tam tikrų niuansų ir aš pasižiūriu, neskaičiuoju, nes tai yra papildomas darbas, bet ką aš galiu padaryti greitai, minutės laikė, aš pasižiūriu ir pasakau. Ir aš sakau moteriai, tam vyrui reikėtų duoti pabūti vienatvėje labiau, kad jis galėtų išeiti arba likti vienas, arba išvažiuoti vienas. Jis turi turėti vienatvės dozę, todėl kad jis save suvokia vienatvėj. Ir moteris vėl sako, bet jūs įsivaizduojat, sako, aš su tuo savo smulkiu matymu ir noru tobulai, kaip tik jį visada išvelku iš tos vienatvės, santykiai pradeda klibėti, atsiranda problemos ir aš to nežinodama, aš jį kaip tik iš jo tos vienatvės išvelku, o jam to reikia. Tai šiandien aš noriu pasakyti, kokius svarbius dalykus mes čia atrandam. Ir jeigu jūs nenorit būti ligoniu, ieškokit kitų kelių. Ligoniu būti visada suspėsi. Tai yra paskutinis įrankis, kurį jūs pasiimkit, lygiai taip pat kaip ir operacija. Kai jau aš išbandžiau 100 ir niekas neveikia, aš tada pabandysiu eiti per operaciją. Bet ligoniu tapti visada pasirenkam patys. Ir aš tikrai, būdama visiškai nuoširdi, jeigu yra tas ženklas, aš pasakysiu taip, jūs turit polinkį, jums reikia vengti per didelių reikalavimų savo, priimti ir visiškai netobulas gal situacijas, gal vengti stresinių situacijų, jeigu darbė jos yra pakeisti darbą, jeigu su vyru pakeisti vyrą, jeigu, ta prasme, vėl yra sekantis būdai, bet pastatyti save į ligonio poziciją,
vaistas, tas slopinantis jo poveikis iš jūsų tą žmogiškumą dar labiau patrauks. Tai gal geriau verta žinoti, kas ir kodėl manyje kelia tam tikrus jausmus ir daryti taip, kad aš valdau situaciją, o ne mane valdo šiuo atveju vaistai. Tai aš linkiu visiems gerai pagalvoti prieš einant į kažkokį paveikslą. Ar jau jūs pakeliui buvot visur, kur galėjot rasti atsakymus, ar ne? Ačiū Jums.